Kaip spiruokliuojantį elementą šio automobilio pakaboje naudosime štai tokias oro pagalves. Šiaip ir originaliai buvo principas ant oro pagalvių šio automobilio, todėl ir mes panaudosime, tuo labiau, kad kažkokių spiruoklių atitinkančių to automobilio svorį, na, tiesiog gal sunku ras bus tas spiruoklės ir tiesiog tam, kad dirbtų automobilis teisingai. Na, o naudodami oro pagalves mes panaudosime oro slėgį ir tokiu būdu galėsime išgauti mums reikiamą spiruokliavimą ir minkštumą automobilio. Reikalui esant galime mūsų automobilį pakelti pripučiant pagalves kompresoriuku ir galima bus nuleisti žemiau ir jis tai bus minkštesnis, važiuojant, sakykime, kažkokiu tai paprastu keliu, kasdieniniam naudojimu, o be keliai pakelsime ir automobilis atsiras didesnis ir bus mažiau tikimybės jam prisemti vandens į prabangų jo saloną. Tai štai, tam bus naudojamas oro pagalvės. Beje, sunku pasakyti, nuo ko jos yra. Tiesiog parduotuvėje katalogą radome tokias, užsakėme ir jos atvyko per porą savaičių. Sako, kad jos yra naudojamos kažkur tai sunkvežimių, mažesnių sunkvežimių, gal pakaboje, gal priekabose kažkokiuose, tai nesvarbu visai. Na, o mes panaudosime būtent čia. Na, o oro magistralę mes prijungsime tokiu labai, unikaliai paprastu ir genialiu įrengimu, išradimu. Tikrai štai iš langelio į jį įkišu ir atgal iš langelio neina. O norint ją išimti, tai reikia paspausti ir įsiima paprasčiausiai. Na, iš tikrųjų labai paprasta ir patogu, ypatingai konstruojant tokius dalykus. Na, yra ir daugiau įvairiausių įdomių atradimų, technologijos, kurie labai padeda automobilių konstravime ir šiaip. Tačiau prieš dedant į pakabą oro pagalves reikia užbaigti darbą, kuris buvo pradėtas prieš gerą mėnesį. Užbaigti galinių tilto svirčių tvirtinimų suvirinimą. Darbas nelabai patogus, bet kitos išeities neturėjome. Mat žinodami, jog ateityje montuosime oro pagalves, svirčių tvirtinimų stipriai nevirinome, kad reikalui esant būtų galima lengvai jas nuimti ir pakeisti tvirtinimo vietą. Kodėl tai darome būtent dabar? Pamėgins išaiškinti Algirdas. Traukės išilginės, kurios laiko galinį tiltą ir tiltas judėdamas aukštyn žemyn, tiesiog atkartojo tų traukių leistiną amplitudę ir leistiną eigą ir turėjau būtent dabar keldamas ir leisdamas aukštyn automobilį ant keltuvo, turėjau pažiūrėti, ar teisingai tiltas vaikščioja. Kadangi tiltas vaikščiodamas turėtų tuo galu, kur tvirtinasi kardaninis velenas, jis turėtų žiūrėti tiesiog vienodai, ne žemyn kažkaip tai, ne aukštyn, tačiau turėtų žiūrėti tiesiai į paskirstimo dėžę, iš kurios ateis pagrindinis kardaninis velenas. Tai todėl taip turėjau būtent tokioje padėtyje privirinti tų traukių tvirtinimo taškus. Prieš dedant oro pagalves tas darbas buvo labai būtinas, nes po to oro pagalvės gali, jeigu neteisingai įstatys oro pagalvės, pastatytos jau neleis pakreipti tilto padėties pakeisti, nes po to jos jau nesusės suspaustoj padėty taip, kaip turi būti. Suspaustoj padėty pagalvės turi gražiai susiremti vieną į kitą. Ne toliau ar arčiau kaip nors viena nuo kitos, nes po to jos viena kitą labai gali graužti ir pažeisti. Tiek priekinio, tiek galinio tilto oro pagalvėms pagaminome aikšteles. Prie jų prisisuks pagalvės, o pačios aikštelės bus tvirtai privirintos prie tilto arba automobilio rėmo. Priekinės bei galinės ašies aikštelės skirtingos, mat tenka prisitaikyti prie kitų automobilyje esančių mazgų. Taip pat tvirtinimai keičiasi pagalvės viršuje bei apačioje. Būna ir taip, jog vietos tvirtinimams vis dar pritrūksta. Ne bėda, šią problemą greitai išsprendžiame. Jei mes kažkada manėme, jog tikrai išpjovėme viską, kas nereikalinga, mes labai klydome. Kiekvieną dieną mes vis dar daugiau atrandame, ką pjauti, išpjauti ir nupjauti šiame automobilyje. Prie pakabos oro pagalvių dirbome 2 ilgus vakarus. Darbas nelengvas ir labai atsakingas. Tik labai daug krapštymosi, matavimo, smulkių pjaustymų ir taip toliau. Tad nekvaršinsiu galvos oro pagalvių montavimo smulkmenomis. Verčiau pasigrožėsiu tuo, kaip gyvybė įgavo dar viena ypač svarbi mūsų kuriamo monstro Lincoln Navigator sistema. Smagu, kai sistema
jau kažkiek veikia, nes štai statėmės Ronaldo pagalves oro, pajungėme oro magistrales, laikinas ir toks. Kyla, leidžiasi. Taip ir turės būti, taip turės ir veikti ta sistema visa. Na ir dabar tai taip pučiam, o po to bus pajungtas kompresorius specialus, kuris ir buvo originaliai šiame automobilyje. Ir tas kompresorius pumpuos orą ir į priekinės, ir į galinės pagalves, ir mašina galės pakilti ir nusileisti. Taigi automobilis, prijungus kardaninį veleną bei stabdžius, gali savistoviai pavažiuoti. Kaip ir sakėme, nieko nelaukdami užkeliame jį ant autovežio ir keliaujame į Kauną, kur kompanija Zagis Tuning mėgins sukurti dar vieną stebuklą. Bet tai jau kitose autofanų laidose.